Sveiki. Atsimenat, kaip psichopatas Vatutis siautėjo ir skleidė gandus, kad man yra Alzheimeris ir mane reikia į Rokiškį. Man čia persakė Vatutininkai ir aš tada gavau šoką, bet aš supratau, iš kur čia eina ir paviešinau, kad aš skaitau per mėnesį 3000 lapų 3 bibliotekose apie 7 knygas. O ką daryti? Pažiūrėk, kaip stumia žiauriai, jeigu tu nieko nesakysi ir varys. Ir šitą varogi metų metais kliedesius. Tai dabar variusi kliedesius, siekusi, kad jam būtų demencija, jinai atsimušė į sieną. Aš dabar supratau, kad egzistuoja etika nerašyti profesoriui šitokiam garsiam žmogui demencijos, nes tai prieštarauja kažkam apskritai prieštarauja šiaip formaliai logikai, kaip gali profesorius turėti demenciją. Tai viso jo gyvenimo darbas nusibraukė. Aš pernai labai baisiai ir bijojau šito varianto. O jinai, aš jums priminsiu, jam dirbant universitete 2 etatais ir vadovaujant, nežinau kiek doktorantūrų, gal 5, jinai lakstė ir pas gydytojus bandė susitart, kad jam kištų demencijos testą ir jam nedavė demencijos testus. Man pernai papasakojo. Jisai vakar vėl atsiminė, kad krito ant laiptų. Taip, kaimynė matė, kad jis krito ant laiptų, bet ne ant pakaušio, o priekį buvo perskelta kakta. Jis į priekį krisdavo visada, tėtis, ne atgal. Ir suspardė jį chuliganai. Paskui buvo daugelis jų rasti negyvi, kurie spardė mano tėtį. Vienas nuogas apsikabinęs kaukolinio stakaną, negyvas spalio mėnesį vagonėlėje sėdintis prie stalo. Tai aš policijai papasakojau, jie nežinojo, ar juoktis, ar ką daryti. Buvo tokia istorija, tai ten galvos suspardymas, ar ten dar kažkas, tai nėra demencija, o vat ir suprantat, ir kanclerė atsimušė į šitą, ir tada pradėjo suktis iš gaidžio, reikia panašios diagnozės, atrado panašią diagnozę Parkinsono. Tai pažiūrėkite dabar, labai greitai pradės skleisti gandus, kad man Parkinsonas, pamatysite. Nes man nereikia sudubliuoti su tėčiu. Tėčiui jinai organizavo visus metus Alzheimerį. Jinai net nežinojo, kaip Alzheimeris apsirašo, kaip jisai diagnozuojamas. Man irgi. Man, žinokit, net daktarai klastodavo siuntimuose, rašydavo, kad man senatvinė galvos kraujagyslių liga ir ant manęs rėkdavo. Aš tada susiradau TKL, kad ta diagnozė apsirašo tik nuo 60 metų. Sako, kas čia rašoma? Sakau, ką aš žinau? Ar aš galiu įlysti jos galvą ir jos kompą? Man žmogui 35 metų rašydavo, kad senatvinė išemija. Ai, sako, taip geriau, taip rimčiau pažiūrės. Reiškiasi, klastojo, aš disertaciją tada rašiau, man klastojo Alzheimerį. Aš galvojau, kad jie visi išprotėję, bet jie labai atkaklus. Jie į turgus eidavo, visos endokrinologės su visom seselėm, iš Šančių Polikynos eidavo į turgus. Ir ką jūs ten ištyrėte? Žmogus, kuris prekiauja, bendrauja, jo pažintinės visos funkcijos yra ok, man dabar labai trūksta bendravimo, prekiavimo, tik tai tų konfliktų ten čigonų, visokių narkomanų tai netrūksta, bet bendravimo su klientais trūksta ir prekiavimas turguje tai rodo, kad žmogus verslus, jisai dirba, kiek nueisi ten suprekiausi, tiek gausi. Jeigu tu ant vieno darbo pakabintas ir va tokio internetinio, tu kaip tik turi, aš nejaučiu įtampos. Aš atsiduodu, kaip sakant, valiai Dievo, kaip čia sutvarkė. Tu turėtum jausti įtampą, paskui dar būdavo čia lietuvių bolševikų liaudės respublikoje namus šturmuodavo, laukdavom pastoviai, kad nušturmuos namus. Aš dabar galvoju neseniai, aš įdėjau klaikias duris antras, labai klaikias. Nei dažiau aš jų neįtvarkiau, mes prie to klaikiako pripratom ir dabar prisiminiau, kodėl aš tas klaikės įdėjau. Dėl to, kad mes gyvenome nusiteikę, kad bet kada vėl atvažiuos lietuvių liaudės milicija, NKVD ir išlauž duris ir mes specialiai įdėjom labai baises, tegu laužia. Ir pripratom ir pamiršom, nes ir ką tu čia geras dėsi atvažiuos ir sugadins, mums namie sugadino vieną, kaip traukė. Namie užsizapasinį, dar iš vidaus užsirakinį ir per lauką, jeigu tu pateksi, tu į vidų vis tiek nepateksi. Tai kad mes gyventume nesaugiai, tai išplėšė tas antras duris. Tai mums ir iš kiemo išplėšė vienas duris ir dar sugadino vieną spyną, bet ten laimė pavyko pakeisti, o iš kiemo nepavyko įstatyti. Tai aš suradau klaikiaką tokį ir įstačiau.
Iš vis vasarą būdavo iškrenta tos duris, mes tai žvengiam ten, nes ir staktai išplėšė ir negali sutaisyti, nes ten iš tokios verandos padaryta buvo popierinis dalykas, bet laikė, bet kai išplėšė, nebelaiko niekas. Tai sekdavo Lašienė, atsimenu, Panemunės turgus, su savo seselė, paskui kardiologinė seselė, kuri mane traukė jėga nuo dviračio, kad aš nepraeičiau to tyrimo. Dviračio metu buvo 110 ant 100, labai baisus spaudimas. Seselė pabėgo, tada aš kreipiausi į kardiologiją, sakau, ar kardiologiniam vadovauja seselė ar gydytoja. Tai sakau, tęsiam tyrimą. O seselė pabėgo, kai pamišusi lakstė koridoriais ir paskui ištisai 5 metus visur iš paskos lankiojo visuose turguose. Tai ir ką jūs ištyrėte, kad žmogus prekiauja ir nesveikas, nes jam Alzheimeris, ištyrėt, kad man Alzheimeris. O kaip žmogus su Alzheimeriu gali turėti verslinę veiklą? Čia kaip verslinė veikla, reikia prekes susirinkti, reikia mokėti kalbėti, reikia mokėti skaičiuoti. Man tai juokinga. Aš nesuprasdavau, aš stebėdavau, bet aš nesu iš masoninio pasaulio, aš esu iš normalaus pasaulio. Aš žiūrėdavau, galvodavau, kokius įrodymus jie bando surinkti, kur jie juos dės, kur jie liudys, o jie ten turi savo tą kažkokį pamišimą, kažkokį blogą, kažkas kažką parašo ir jau čia pravda yra. Tai dabar grįžtam prie tų visų Parkinsonų. Tai reiškia, aš dabar ėjau į savo nepabaigtą iš viso net nepastatytą šiltnamį ir gerai, kad aš čia nestačiau šiltnamės ir šiemet viskas supūvo, būtų vis tiek supuvę. Agurkai tik tai nesupūvo, pomidorai, amen. Ir aš supratau, kad egzistuoja nerašyta taisyklė, kad tu profesoriui negali pastatyti demencijos diagnozės, taškas, ir nepastatys jam. Nes jam ir nėra, nes jisai yra nukankintas, jisai nuo skausmo ir nuo bado yra nukankintas. O žmonės, kur nuo skausmo nuo bado nukankinti, ir dar matyti yra kažkoks dalykas, nes jinai kodėl išmokosi mintinai, kad jam nieko nėra. Nes jeigu yra kažkokios labai baisios ligos, jokių tų psichinių negali diagnozuoti. Taip irgi apsirašo TKL. Jeigu žmogus subirėjus nugara, jam ištisai skauda, jis dėl to skausmo negali skaityti, neina į ergoterapinius užsiėmimus, jie vis tiek jam neduoda vaistų. Tai tu negali jam pasakyti, kad jisai nukviešo šiaip savo. Nes jeigu ne šiaip savo žmogus kviešta, yra fizinė priežastis, nes jinai vapa kažkokias, tai pernai irgi aš laiškus susiradau, kai jisai bandė nusižudyti. Jokių diagnozių nėra, nieko jam nėra, dabar palaukime diagnozės, žmogus nesocializuoja, niekur neina, žmogus yra jautrus, žmogui byrėjo nugara. Žmogus dirbo 50 virš metų, pavargo, po 3-5 etatus, vadovaudavo doktorantam per visą Lietuvą. Nežinau, jo maždaug darbas 5 etatai būdavo. 3 universitetuose dirbo vienu metu, dar mokslo taryboje tik 4 darbas, 5 darbai būdavo. Konservatorija, VDU, Klaipėdos universitetas ir mokslo taryba 4 darbas, ir 5 visi tie mokslo vadovavimai, straipsniai, po 5 darbus jisai turėjo. Pervargo jisai pervargo ir žmogui neleist pailsėti ir kaip prašo šlykščiai. Tai dabar galvoju, tai ir apie mane taip apibūdina šlykščiai, kad žmogus nesisocializuoja, nieko savo nesisocializuoja. Aš kiek žmonių prisižiūrėjau, aš visuomenę pamačiau prekiaudama turguose, aš nesu mačius žmonių, ašgi vis tiek esu iš tam tikros sluoksnio ir aš tų visų žemutinių sluoksnių, visokių bachūrų, visokių panelių su treningais aš nesu mačius, man jie tokie įdomus. Man ir tėtis sakydavo, visi dailininkai, poetai, tai eidavo į gatvę, į kokį patį prasčiausią rajoną, gyvendavo prastame rajone, kad būtų su žmonėm. Nes jisai manęs, nors jinai bandė jį ištreniruoti, kad aš čiut ne gatvinė, kad aš tam prastam turgui, kur savivaldybės turgus labai prastas yra, atsiminkite. Ten prekiaujama cigaretėm, buvo prekiaujama narkotikais, kaip teigia pati policija, labai prastas. Man tiesiog yra netoli namų, man labai patogu. Ir mus ten šitą su narkotikų to tyrimu, aš fobiją įgyjau ten sėdėti ir aš sėdėdavau ant gatvės, ten buvo gatvės turgus. Ir kur tik aš pasirodau, ten išvaiko. Tai atseit mes ten labai prasti, kad gatvės turgus labai prasti ir įvaizdis viską, tėtis pasakė, nefiga. Sako, visi poetai, visi muzikantai, sako, ir jisai teisus, aš dabar perskaičiau per Romanovus, tikrai labai draugavo tie visi pusbroliai. Sako, atvažiuodavo Nikolausas pas savo tą pusbrolį, jie persirengdavo paprastai, varydavo į barą pasitūsinti. Į paprastą barą, apsauga, sako, eidavo kartu. Jie eidavo, kad būtų tarp žmonių. Tai Nikolaus II tėtis buvo vadinamas caro mužiku, jisai baisiai mėgo paprastai rengtis
Ir jis taip ir išvengė revoliucijos. Jisai vaikščiojo su valstietiškais marškiniais, žmona ant jo pyko, o jisai sako, o aš caras mužikas, mane taip vadina, man labai patinka. Buvo daug pasikesinimų ir jo tėvas buvo nužudytas teroro akto metu. Tai atsiranda atsargumas ir mano senelis turėjo tą atsargumą. Jis rengėsi labai paprastai, o prosenelis su pančiu susiriždavo marškinius. Aš irgi labai mėgstu su virvelėmis kelnes. Ar galima mane smerkti, kad pas mus yra atsargumo genas perduotas? O kanclerė padarė mums